Nuo pat pirmųjų kviečių šokti pažadinta aistra transliacijų, Katažina su Dainiumi vadinami vienais iš projekto lyderių. Tai pora, kuri kasdien valandų valandas pluša repeticijų salėje, kiekvieną sekmadienį žiūrovus stebina vis gražesniais pasirodymais ir svarbiausia – puikiais šokiais. Tai jie kaskart susirenka aukščiausius vertinimus. Jiems komisijos lūpomis sakomi gražiausi komplimentai. Ir nors žiūrovai už juos balsuoja vangiai, ši pora galutinėje vertinimo lentelėje dažniausiai užima lyderių pozicijas. Atrodytų, šiai porai finalas pasiekiamas ranka. Tačiau po praėjusios laidos, kai iškrito lyderiais vadinta Tinos ir Tado pora, Katažina puolė į paniką. Juk Tina su Tadu taip pat gaudavo aukštus balus, taip pat daug dirbo ir kūrė nepaprastai gražius ir sudėtingus pasirodymus. Tačiau iškrito. Na, kur garantijos, kad kitą laidą mes neiškrysim? Aišku, negalima taip savęs galbūt aukštai vertinti, bet tikrai jau kas, bet Tina su Tadu vieni iš lyderių. Puiki pora su nerealiom idėjom, su kostiumais, su šokis. Na, galų gale, nežinau, aš apakus kelias minutės stovėjau, iki šiol dar negaliu suprast, kas vyksta. Nes, na, balsavimai kažkokie iš tikrųjų keisti yra. Žmonės nebalsuoja už tos, kurie tikrai gerai šoka. Nesuprantu, kaip jaustis ir ką galvot, kad ir mums toliau. Ar ši pora pasieks finalą, parodys laikas, tačiau aišku viena, be žiūrovų palaikymo jų laukia ne finalas, o Tinos ir Tado likimas.